Hello, guys! Reikia paragauti skorpioną. Dabar mes esame gimdymo kambarį. Sako, po to eiti pro vaginą. Mata. Nieko, ne? O kairė tikrai pasimčiau vieną. Oi, sorry. Rodo tiesiai? Jo, čia žinok, darysim tiesiai. Hello! How are you? Good, how are you? How are you? How are you? Happy Valentine's. Happy Valentine's. Thank you. Eat good. Where are you going? Hotel. O kaip čia, sakyk, su mašina privažiuoti iki čia? Ai, nu va, su motociklu kažkaip gal privažiuoja. No. Night. Čikt. Hello. How are you? Good, how are you? Hello. Sako, nemačiau svetimkūnio šitose bėgiuose jau 100 metų. Ves, biški. Nu tai ką, sveiki draugai, atvykę į 15 epizodą, 35 dienos pabaigą, jau 36 dieną. Mes su tėčiu keliaujame per Euraziją link Singapūro ir esame šiuo metu vis dar Tailande. Dar niekaip nepareinam namo. Mums čia kažkur kairė, žinok. Tailande vyksta Songkranas, tai naujųjų metų šventė, kada žmonės visi turi vandens šautuvus, pasiruošę, viens kitą šaudo, laisto. Tai praeitame epizode parodėm tikrą šitą piką. Apsilankėm tose masovkėse, kur vyksta šitie dalykai. Šita masovkė vis dar vyks tiek šiandien, tiek rytoj. Tai ją patirsime, bet norime aplankyti kitas vietas jums parodyti. Nuėjom virš 20 000 žingsnių ir jau 3 000, beveik 4 000 šiandieną su šlepetėm. Biški pritrynė, žinokit. Ir pirštuką nuo gaiduko šaudo pritrynė. Bet nieko, keliaujam, varysim išsimiegot, rytoj nauja diena. Pas mus diena būna čia iki 38 laipsnių, naktį apie 30 būna laipsnių, tai va dabar net biški pasivaikščiam. Suprakaitavau, nors net nėra labai karšta, biški dar vėjukas prapučia, tai visai malonu, bet naktį plus 30 yra pats tas. Diena 38, nemeluosiu, truputį daugokai, bet kai vyksta naujieji metai ir visi šaudosi vandens šautuvais, kai kurie neturi ledinio vandens, tai visai malonu. Atvažiavome į Capybara kavinę, kuri dirba, matau, iki 10 vakaro. Ir čia turbūt galima gauti kavos ir pačiupinėti Capybara. Kiaulę atėjom pačiupinėti ir tiek žinių. Kiaulę pačiupinėti. Gal aš nežinau, gal net neduos čiupinėti, gal tik pavyzdėti. Atrodo, kad jo sutvorim. Čia turbūt. Ja? Slide open. For 2, yeah. If you want to go outside to pay with a capybara, about 1 for the baht for 30 minutes. Mm-hmm. Do you have food here as well or only Just coffee? for a drink. Just drinks? No food. Okay. I'll have the passion fruit smoothie. Mačia, hot. Hot matcha? You want sugar? No sugar. No sugar. Nu labas, kiauliukai. Labas. Šiukščių tokie visą. Blema, čia gerai jums. Šaltas vandenėlis, ne? Nepatiko? Ai, žiūrėk, prie to čia dar vienas. Net nemačiau. Oh, corn? Of course, thank you. Oi, ne. Skaniai, sakyk. Oi, skaniai, sakyk. Tai. Oi. Išeina. Neliak jūs. Capybara. Jo, sėdim. O, žiūrėk. Ten dar vienas.
Užpuolė žievę. Muša. Nu, ko jūs čia puolat jį? Is this okay for him as well? O Jezu, 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 Jezu. Koks melekas. Pala, draugelis. Taimsi dar vieną. Na, njom. Nu, fainai, kažkaip tam tokiam Little Zoo, kur leidžia taip plėsti gyvūnus, dar net nebuvęs. Ir kapibarą pirmą kartą mačiau, niekur prieš tai nematęs. Ir šitą paliečiau, šitą tai fainuoliai, iš vis. Tokia fainuoliai šitą. Labas fainuoliai. Ir labas ir tau, draugelį. Labas, draugelį. O, nesuvalyk kameros. Jūs praktiškai švilpaujat, ne? Jūs švilpaujat. Ant kameros nusivalkysim, dar kartu stovim. Ką? Draugelė. How long do capybaras live? 11 years? Kaip vertini gyvūną? Nu, labai įdomus. Toks namų augintinis, toks ramus savo, ne? Jo. Namuose galėtum savo augintinį, nieko jisai. Lauke toksai vaikščiotų kieme, visai nieko. Bet žiemą tik tai gal problema, ne? O vasarą tos visi po kiemą savo. Labai pėdas įdomus, aš nesitikėjau kažkaip pamatyti tokių. Nežinau, kodėl. Tai kitos pirmadienį viskas. Jo. Ai, fainuolė, sakyk. Fainuolė. Pakasiau šoną, tai pradėjo su koja kasyti šoną. Nenori paleisti manęs. Kodėl apsikabinai man tą ranką dabar? Šitie tai švelnus, labai fainai jos glostyti yra. O Jeziau. Kur eisim? Tu nori, kad aš tave pasimčiau? Ką? Nori, kad tave pasimčiau? O žiūrėk, į vidų eina kapibara. Nežinau, jei čia leidžia. Gal ir neleidžia. Kažkokia kinietiška bambukinė žiūrkė. Kinietiška bambukinė žiūrkė. Dantis tokie tai dideli. Oho. Labas. Nematęs irgi tokio gyvūno. Aha. Oi, kur tu lipsi? Oi. Oi. Nu, Jezu, kur tu čia? Oh my God. Is this the first time? Yeah. First time? Wow. Is it heavy to lift up? And they don't like being Oh, okay. Okay. Oba. Iš šoko. Ir aš kaip tyčia matau, kad jei užėjęs kažkoks hiperaktyvumas, gal pafilmuosiu šią, žinai. Bėga į baseiną šoko. Nu, bet jie pamatė, kad gali peršokti, tai žinos. Nu, mūsų tėčiai jau ir išpaišė štumolių kreida, aš nežinau, kaip čia pavadinsi šimtą dalyką. Jo, bet kaip vanduo yra tas cleansing simbolis, prasivalymo, blogos praeities, blogų visų sins šitų... Atsinaujinimas. Savęs refreshinimas, jo, taip išeina. Jo, gaunasi, kad nuplauni tipo visas blogas nuodėmes ir panašiai. Vanduo simbolizuoja apsivalymą, nuplauna blogą karmą, nesėkmes iš praėjusių metų, o kreida saugo nuo blogio, nesėkmių, duoda palaiminimą kitiems, kartais siejama su atgyva atvėsinimu. Viena mergaitė priejo sako, galiu labai ištepliuoti medą, gerai. Aišku, pas mamą paklausė, kad mama paklaustų. Yeah. Tokia patenkinta buvo įsišiepus visą. Šiandien temperatūra, by the way, 37 laipsniai, bet humidity makes it feel like 46. Tai va, feels like Camp 6. Atkeliavom į dar vieną prekybos centrą, nes šitam prekybos centrai yra wow parkas, kuriam norim apsilankyti. Bet, blema, čia tai maisto pasirinkimai, žinokit, tokia, kur net nesu matęs, ir taip atrodo įdomu būtų paragauti. Mėly draugai, nežinau, kam reikia šitą žinoti, bet čia yra Salad Factory ir va tokias salas man čia. Čia buvo visiškai šviežias kokteilis. Meniu dydis yra koksai 90 lapų gerų. Pasirinkimas endless. Kokių salotų norėsi, ko norėsi, ne tik salatų yra, čia gali ir nesalotų valgyti, gali ir mėsą valgyti. Kvepia žiauriai, nėra labai brangu.
Yra už 4 mačiau eurus, yra nuo 4 iki 6, man atrodo, taip siūloja. Ir mačiau, ką kiti žmonės valgo, tai labai skaniai atrodo. Nežinau, bet Salad Factory to go, jeigu mėgsti žalumynus, manau. Hello. Čia sušaldo gėlę, matau, tenai, su traiško. Is it more for kids or no? Adults too? I think it's all adults. Yeah. You can try. Turbūt, kad neisim. Čia šiaip visai cool būtų pamatyti, bet biškai galvoju brangu. Gaunasi, kad pilnas komplektas pamatyti muziejų ir pasirodymą 1000 žmogui. Tai čia gaunasi 26 eurai žmogui. 50 eurų kažkaip gal biškai gaila ant 2 išleisti. Man daug visai būtų pamatyti nemalus. Tą patį matei tą patį. Nu, aš nemačiau, kaip su ugnim ten daro. Ne su ugnim. Bet šiaip tai va, fainai atrodo. Galim pamatyti šitų pasirodymų. Nu, bet va čia turbūt pirmas bus, kur biškai gal gaila pinigų ant šito išleisti. Nežinau. Gal nesigailėsiu, gal išleistim kažkur geriau. Nu, reikia ir man nors vieną kartą pasemti. Aba. Nu karšta laukia, ką? Hello. 2 tickets. Sukhumvit line. You can get off at Seoul Station. You want to go to Best Kitty, right? Yeah, Sukhumvit line. Jie galvoja, kad jie saugiai sėdi. Kitas pit stopas, kuriam apsilankysim, pabandysim bent jau, pažiūrėsim, yra Kid My Deaf Awareness Cafe. Tiesiog irgi mačiau kažkokį šortą, labai pasirodė įdomus toks. Tai vat kafe, aš nežinau, tai turbūt kavinė, bet apie mirtį yra visokie ten kambariai irgi skirtingi. Čia va yra, matau, prie pat reikia kažkoks escape roomas, pabėgimo kambarys. Va yra Kid My Deaf Awareness Cafe. Va ten ir bandysim nueiti. Thailand Mystery Complex. Ar tu šiandieną pavargęs? Dar ne? Ar kas nors tavęs laukia? Ką norėtum daryti, bet dar nepadarai? Ant dramblio pajodinėti. Hello, we saw this Kid My Deaf Awareness Cafe. Oh yeah, this because but despite the name, okay, this actually exhibition bundle with cafe. Exhibition. Yes, you have to buy exhibition tickets first if you want to get inside. Okay. The ticket is 500 baht per person. Per person. Yeah. Okay. Here. Follow me. By the way, I'll show you the video first, okay? It will tell you how inside is. Okay. Video rodys This kažkokį. is a place where everyone can experience and learn to understand the value of each breath, the meaning of life. This place is not just a cafe as everyone knows, but an exhibition that is the result of the research of Dr. Virat Rosenthal on the subject of post-millennial philosophy. The birth is suffering. For this exhibition of birth up, holding your knees in the fetal Apie position, gimdymą. close your eyes and let your body feel the swaying and movements of the placenta. You know what it is? Sperm. Sperm, yes. Čia tam spermatozoidai. Ja, čia taip. Oi, užstrigo. Tarp spermatozoidų painam. This hologram. It depends who you are born as, yeah? Okay. Okay, I'm donkey. You're a donkey. Oh, I'm human. congratulations. Let's try. Nu, kas tu būsiu kitam gyvenime? Čia kitam gyvenime, oi, labai pasižinau. Kiauliukas. Okay, one more time. Sako, kiaulė nebūsi. Okay, one Šuniukas. last time. No, but dog is good. Okay, from now on, okay, I will summarize each room for you. After that, you can go inside. Okay. This room is called the bird exhibition. You can take a seat inside the womb, okay, and closing your eyes. Imagine yourself that you are now the baby in the womb.
After the birth exhibition, okay, you must go through that vagina. Okay. It will lead you to the elder exhibition. Take your time. Ok, thank you. Tai mes dabar praktiškai su tėvuku sėdėm gimdoj. Aba. Nori pirmas gimt? Tau teoriškai pirmam reikėtų gimt, nes tu vyresnis. Oi, babies. Mama! O, čia visai normaliai, pala. Taip. Koks didelis išlindo, ne? What it is like when our body gets older. Susiaurėja visas laukas matymo. You feel like taking care of Regėjimo suprastėjimo akiniai. Galima užsidėti svorius ant kojų, kad sunkiau būtų vaikščiot. Ir dar ant lemenės galima svorius užsidėti. Ir peruką dar, kad pasijaustum tikrai senas. Matai, akiniai. Tiesiog atrodo nešvarumas ir sumažėja kampas matymo. Čia yra pain kambarys, jeigu neklystu. Tai šitam kambarys skausmas visas. Sakė, prigulti, kad pasijausti kaip lyg... Eisi užsidaryti į kofiną. Ne, galima čia įlipti užsidaryti, sakė, jeigu norit. Apseisim. Gimėm, pasenom, patyrėm skausmą, patyrėm mirtį. Nu, nieko gero, žinokit. Thank you. Oi, oi. Oh my god, shit. Oh, sorry. Akiniai. Gražiai atrodai, tėti. Sveikas, sveikas, sveikas gyvas. Kaip tu? Labas. Aš Modestas. Draugas. Malonu Mindaugai. Prisėks, mes pabaigsim aliuką greitai. Pirmą kartą Tailandą. Jis tai prieš 20. 2004 metais. Wow. Man įdomu išgirsti, kaip pasikeitė Tailandas nuo 2000. Ne, maždaug, tada mes labai irgi buvom užsiėmę, nes mūsų visur vežiojo, žinai, ten visą savaitę buvo suplanuota. Ir čia gerų laikų ištaikė per Sonkraną, čia turbūt įspūdingiausia šventė, kada galima atvykti į Tailandą. Jo. Nu dabar jau, žinai, gal biškai pavargai nuo to, atrodo norisi. Užteko tos vienos dienos vakar, žinai, visą dieną šlakas vaikštai, paskui dar namo pieškomėjom, tai kad nutrynė visur, maikė, žinai, čia nutrynė, šordai, kažkapė. Man pralėksim ir su duktuku pirmą kartą. Pirmą kartą gyvenime. Pala, čia reikia biškai išnaudoti galimybės, bet nuvažinėjant reikia. Oi, sorry. Sonkran. Matom, kur vandens supilt. Pala, reikia išleisti. Šito mergaitė į nugarą, kaip praeis. Pasiruošęs? 3, 2, 1. Oba. Tai šiandien dar šaudos, rytoj dar šaudys, šiandien šaudos, suslapinam, bet aš labiau apie tai praeitame epizode rodžiau, tai šį daug nieko medžiagos nekelsiu šaudimo
kelti labiau veiklas, kurias nuveikėm prieš tai būtent šiandien nežinau. Atrodo, kad visam mieste daugiau nieks nevyksta kaip tik šaudymas. Šita šventė turėtų būti pasaulinė mano problema, nes visi turėtų taškytis manimą. Kiekvieną sekmadienį, kai mes turėtume taip švęsti sekmadienį. Kiekvieną sekmadienį gal per daug būtų, bet kasmet reikėtų padaryti. Turim misiją dabar nesušlapti ir nueiti į restoraną, nes dabar esam realiai sausi. Pažiūrėsim, kaip mums seksis šitą misiją. Pačiam įkarštyje, pačiam mūšio lauke. Pačiam mūšio lauke, jo. Thank you. Good luck. Viskas nuo kaidos, balta. Mes atvarėm, nes norim vieną barą nueiti, nes ten labai skaniai pavalgėm ir galvom, kaip čia dabar daryt mums, sausiems. Bet kol kas dar viskas sekasi mums. Of course. Nu, šiaip ne taip. Nežinau, kaip jums garsas, gal girdit, negirdit mane, bet šiaip ne taip, kad jam, nu, kaip išlošti. Paskutinis visą nugarą varė man. Pavakarieniavom, labai skaniai atvarėm į tą patį restoraną, kur buvom pirmąjį kartą. Yra kita misija dabar. Nueiti iki takso vietos, aišku, nesušlapus, norėtųsi, nes esam jau kaip ir sausi. Bet kitas dalykas, savo vandens šautuvą tai jau čia reikėtų jau atiduoti kažkam. Nu, bandymas nesušlapti. Čia pila, čia jau man į nugarą laisto, mikrofoną dengiam. Jau šlapęs, ar ne? Ai. Dar į nugarą vėl laisto. Čia laisto. No. I can give you my weapon, A little bit. Okay, on the back, because the microphone is here. Yeah! That was a little, thank you. Yeah. Ai. Nu ir kaip praeisim? People killing, people dying. Nu šiaip ne taip. It is over. Because tomorrow we leave, so. Okay. Oh, thank you. Sure. It's very good. It's a good weapon. Dar nesam taip ilgai turbūt gyvenime jaučiu, nesam taip ilgai taksisto laukia. Kur patvirtino taksistas ir jau 33 minutės laukiam. Iš pradžių buvo čia netoli, bet ant kamštis. Bandė per aplinką važiuoti, bet kažkur ir ten strigo, po to pravažiavo arba kitur važiavo. Pralaukėm 54 minutės ir pakencelino bookingą. Buvau pasižiūrėjęs Boltą, irgi buvo strigęs kamštį, dabar įsikaičiau kitą Boltą. Porą eurų brangesnį, tipo priority. Tai bus dabar už 1 minutės. Ačiū Dievui. Turėtų būti netoli. It's okay. Hello. Okay. Yeah. Yep. Okay. Not wet. Ryčių pėdų. Neck and shoulder? Neck and shoulder, jo. Aš tai gal žinau, galvoju paimti foot ir back. Tai baldai imam. Not... Maybe not enough time, so maybe... So, these are foot black. Foot black, 30. Arba šitą. Tai vat, ta arba ta. Foot plus back. Yeah. For 1 hour. Yeah. 500 per two, so 1,000. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Any discount that we're two or no?
Labai keista, kai čipina kojas. Nes galvoju, močiutė lygti vienintelė, močiutė, kur masažuodavo kojas, o po to daugiau galvoju nebūdavo, tai labai įdomu. Kaip tau? Gerai? Fainai? Linksmai. Neimsim tai masažą, paimėm tiesiog pėdų masažą ir nugaros. Ja. Tai va, nusprendėm mes vieną dieną anksčiau išvaryti, tai šiaip turėjom dar vieną nakvynę, bet išvarysim anksčiau ir važiuosim per naktį su autobusu į San Puketą. Nu va, po masažiuko gavus realiai viso kūno masažas. Bet patiko. Iš pradžių toksai nebuvo per stiprus, po to ant galo visai stipriau darė kai kurias vietas. Tai patiko. Kaip už 13 eurų. Manau, kad galima dar pigiau rasti. Gal net stipriau, gal net geriau. Nežinau. Bet lyg tai abu patenkinti mes su tėvuku. Kaip tavo masažas, gerai? Jo, gerai. Man labai pėdas skausmingai darė, nes man jas labai skauda kažkodėl, tai žinai. Ai, man tai darė, aš galvoju, blema, galėtų stipriau, nes aš tai praktiškai paspaus savo pėdas. Biški straglino panikęs, nes mes abu dideli vyrai. Jo, čia necyptelėjau dėl momentų. Tu vos necyptelėjai. Mieste toliau vyksta vandens karas. Tai dabar einam su tėčiu ir truputį net baiminamės, kad tik nieks nesušlapintų, neapšaudytų. Nu, čia nėra tiek daug žmonių, bet vienas kitas su šautuvais, tai sėdi tykoje, laukia aukų. Mes šiandien dieną buvom, buvo daug žmonių, buvo tamsu ir nieko nepirkom, bet dabar esam pasiryžę paragauti porą dalykų. Labiau tik vaisių norim paragauti ir skorpioną. Turim šitų visokių grožių. Reikia paragauti skorpioną. Aš pradžiu galvoju, gal čia nieko visai paimsiu ir paragausiu, dabar vėl aš jį žiūriu ir vėl tai man pastringu. Mumijos filmas išeina, kaip tik Apollo turiu paminėti Instagram'e, tai galvoju, vat skorpionas valgius ir pritempsi prie to pačio. Kažkaip namuose šiandien gulėjau, galvoju, reikės ir lervą paragauti gal ir viską, ir galvoju, viską čia dzin, taigi visai. Nu dabar vėl kaip žiūriu tos gyvai, kažkaip aš noriu. Kortelėm jie nemėgsta, kad atskaitytum, bet jie turi QR kodo atsiskaitimo kažkokį. Pastebėjau, kad kai kurie būna nuskaito, 5-10 sekundžių perveda, ten iš karto atsiskaito ir priema taip. Tai nereikia tuo atveju nešiotis grinų. Bet jaučiu, kad čia ne vietiniams tai nelabai bus priimtina. Šitas QR kodas gali būti, kad tik kai kuriems žmonėms. Nu, tik gal tą programėlę turėtų kažkokią, bet vėlgi kaip ją užsiregistruoti. Ar gali užsienietis užsiregistruoti, ne? Jo, va klausimas, ar čia užsieniečiams tipo prieinamas dalykas, ar nėra toks prieinamas. Dar sumaišė uždėjo prie skoniuko kažkokio ten, su aliejuku atrodo, kad smagiau eitis. And this one. Dar užbarstė irgi tų sojos. Pasitengėm nesulaužyti jo. Biški baisu, nežinau kodėl. Davai. Nežinau, baisu. Tai žnyplę nukask viską. Dar pakankamai mėsingas. Raumenų radai dar? Na. Ne mano mėgstamiausias dalykas, tikrai, kurį esu ragavęs. Kojytė visai gal skaniai. Kaip kietas čipsas. Aš nežinau, atrodo, kad norėtus gal be odos suvalgyti jį. Bet labai įdomu paragauti. Nori paragauti? Paragausiu. Nu, kažkokį tai traškutį valgai, bet jisai turi kartumo. Na, kojos tai nieko visai, tokie visai traškučiai. Nu, man užtenka. Nu va, kas liko iš jo. Ok, turim... Oi, blema, šitie minkšti. Ne čipsiukai bus jau. Tai davai, imam kažkurį vieną. Šitą. Kažkokios lervos. Kirmins. Nu, šitą mėsinga labai. Jo, bet valgyti galima. Nu, ta prasme, nėra skanu man. Ne. Bet, nu, ta prasme, čia nebjauru. Didelė lerva. Baik, kodėl tu šitos nepasiemi? Ką aš galvoju, imsiu tą didesnę? Aš noriu tokias didelės savo.
Ai, tai galvoju, pasimsiu, gerai. Pusę tik kas. Jas valgo žalias, pavyzdžiui. Nu, per video mačiau, ne? O dabar kepta, tai jinai tokia labai vidus sukeptas stipriai. Jo. Tai nesijaučia to viso košės tos tokios. Bet šitas visai nieko, ta didelė lerva visai nieko gal. Kaip čia įvalgyti, tiesiog galvą? Kojų tik nevalgy, nes kojas labai aštras yra. Kojos aštrios? Nu, šitie labai nagai aštras. Supratau. Aha. Žiogutys. Traškutis. Galima valgyti žiogutį. Nėra, kad labai skanu čia viskas, bet paragauti įdomu. Jo. Už pinigus suvalgyčiau. Šiaip for fun tai ne. Turim duriano vaisių. Esu valgęs saldainius, tikrai atsimenu iš kvapo. Smirda jisai, tas duriano vaisius. Jis toks geltonas. Tikiuosi, kad bus kažkas panašaus į mangą. Kas? Kaip smirda jisai? Smirda. Ne, skanus. Skanus? Jo. Ta prasme, smarvė yra, bet skonis geras. Nėra blogas. Nu. Blema, galvojau, kad jisai tikrai prastesnio skonio. Bet buvo dviejų rūšių. Vienas toksai žalsvas, o šitas gelsvas. Sako, imkit šitą geltoną. Ar jisai daugiau prinokęs, ar kaip, aš nežinau. Blemba. Apart kvapo, tai jis labai fainas. Gal biškai toksai patižęs, tai nežinau, ar jis toks turėtų būti. Nu, jisai prinokęs čia skaitosi, man atrodo. Tai čia duriano vaisius. Nebijokit, smirda, bet tikrai įdomus. Čia užteks man. O ko nepapasakojau ir ko neparodžiau, kas labai fainai yra Tailando gatvėse padaryta, tai šita sistema virš gatvių, kur tu gali iš vienos pusės užlipti laipteliais, kitoj pusėje nulipti laipteliais. Ir lyg pėsčiųjų tokia ilga perėja, būna eina metro dar, ties vietomis, kur gali sėsti metro, bet šiaip yra labai patogu, kai nori tiesiog užlipti, pereiti gatvę, tai tas susisiekimas labai fainas padarytas. O jeigu būna metro, tai dar atsiranda vienas papildomas aukštas į viršų, kur palipi, daug fainiau negu undergroundiniai metro. Tai labai smagiai šitas. Ir šiaip žinau, kad man čia labai patinka, aš čia norėčiau čia pasilikti. O va čia šitas SW1 marketas, tai yra marketas, kur ir ragavom skorpioną ir šiaip street foodas neblogas. Šiaip labai daug prekybos centrų irgi yra. Kai nori biškai atsigavinti nuo karščio, įeini ten kondiškę. Ir visi prekybos centrai yra aukštas, kur irgi kaip turgus. Visi prekybos centrai turi ir restoranus, ir visi prekybos centrai turi drabužius ir visą kitą, ką jūs tik norit. Labai friendly miestas, lyginant šiaip po visų Indijų, Bangladešo, Afganistanų, kur sunku surasti tokius prekybos centrus. Būna vienas ten per visą miestą ir jis toksai neišpildytas. O čia labai viskas, sakykime, civilizuota. Gerai, kad neėjom gatvę, žiūriu, kad ten laistus žmonės. Mums paskutiniai potėpiai, tai net nebesinori jau taip sušlapti dabar. Bet va, dar pilnų pajėgumų žmonės varo. Kibirais. Taip gaunasi, kad jau 4 dienos iš eilės, žinokite, švenčia. Šičia obuolys yra? What the fuck? What the fuck? Čia yra normalus obuolys. Čia obuolys, kurį mes valgom. Čia nenormalus obuolys. Čia super didelis obuolys. Labai įdomių ledų yra. Čia spaunė, tirštis jaučiu ledų eina. Čia va iš Japonijos, bet tokie apaliukai, guminukai ledai. Aš tai šitą įvysiu. Rimtai, paragausi šitą? Ai, čia bus... Čia tie tokie... Žinau, tokie. Tai nejesni tokie. Šiaip patie, va, tu valgiam, toks labai įdomus ledas buvo. Ne, durianą tai tu gali valgyti. Durian ledai. Durian ledai. Sorbetas. Kokį tu mėtai šokoladinį? Tai aš paragausiu šitą. Tėtis pastos dantų užsimanė, sakė, geriausia pasta. Nežinau, išbandyti. Visi sakė, geriausia pasta tėčiai. Dar vieną dalyką, ko nepasakiau ant video, bet sakiau tėčiai, kas man labai juokinga ir smagu ir patinka visai. Tai kai merginos šneka, tėtis sako, jos kniaukia, bet jos visą laiką, kai šneka, jos turi pabaigą. Ir visos tokias pačias labai tokias. Kai katės, ne? Nu va, duriano ledai. Kvapas ne kažką. Duriano ledai, biški šlykštus, vaisius sakom gal geriau, bet jisai tiesiog priprasti reikia, atrodo, prie jų. Ir smarvė yra. Ir smarvė yra leduos. Čia tai plombyras visiškai totalus. Indai turi šitą, Tailande moterys turi... Jau čia bus irgi toks blend šokoladas pas tave.
Šokoladinė, ne tokia? Nu, nežinau ar skanus. Nu, ta prasme, saldus labai. Plombyras geriau. Ne? Nu, ta prasme. Čia tai vanilė paprasta. Primena, kur dešros būna Lietuvoje pardavinėję tam dešrom. Skanus šitas tavo. Šitas per saldus. Kažkur matei, kad po mėnesio laiko pabuvus Tailandė, grįžus į normalų pasaulį, užsifiksuoja 3 dalykai. PTSD, jo, ten kažką reelsą mačiau. Tai pirmas dalykas, kad metro, kaip visą laiką sako, next station, ne. Tada yra paukščiai, mes jų kadangi mieste esam, tai mes jų negirdim, bet būtent 5 ryto yra kažkokie paukščiai, kurie specifinį garsą leidžia. 3 garsas yra 7-Eleven parduotuvės kasos. Tipo. Kur skanuoja prekes. Susileidau ledą. Varam namo, kviečiam taksą, dedam daiktus, varam į stotį. Sorry. Can I? Yeah? Nelabai švarus, bet nieko tokio. Ką nepadarėm, iš tikrųjų norėjom nuvaryti į Vatavat pastatą. Jūs padaryra? Ok. Tai ten vaikšto žmonės ant pačio pastato viršaus. Galima ir yra viena pramoga, kur ta paima ant tinklo ir tada taip iki Vatako maždaug aukščio virš nieko. Ta tinklo yra veidas, kur padėt ir visas kitas būna tinkle. Vienas ten būnės dabar. Yeah. 16. Where to go? Thank you. Labai didelė stotis šaika, žinokit. Nesu buvęs tokia didelė autobusų stoty. 100 platformų autobusų, 4 aukštai. Yra 100 atskirų stotelių, kur bilietus pasimt. Pala, va čia žiūrėk, bus stop. Ne, tai man čia leidžia. First floor. Čia, va, platformos. Ai, jo. Va, su tokio 2 aukščių mes važiuosim, palagalvoju, ar su štai 1 aukščių. Kaip vėtikas? O, Pažiūrėkit, kaip vietas. nu, šiaip įspūdingai, ne? Kad lėktuvė tik būtų vietas. Kad lėktuvė tiek būtų vietos. Ir 2 aukštas dar. 17 kartą pasakysiu iš eilės. Geriausia šalis kokiam buvom. Net stoty faina. Davė vandens, sultyčių dar ir kokonat sausainiukų dar į kelionę. Žodžiu, jau praktiškai miegojau beveik. Tėtis žadina, vaisių kiša į burną. Tik reikia filmuoti, aišku. Organic Thailand. O tai ką tu nori, kad aš visus valgyčiau šitą? Tik du įstieklos yra, nevalgyk įstieklos. Mangostanas, man atrodo, šitas vaisius, kurį paragausim. Niam. Tai susiek man maugai. Ar tu išpjausies? Kantrybės biškai. Supratau. Labai skanus. Oho. Belekai skanus vaisius. Lietuvoje irgi atvažiavau, bet jie nebūna skanus. Lietuvoje nebūna skanus. Mes dabar čia sustojom į stotelę, visi autobusai iš Tailando atrodo egzotiniai. Visi šviečia kažkaip įdomiai nudažyti. Švietė ir ten, ir įdomiai nudažyti atrodo, bet ne, čia labiau turistiniai įdomiai. Thank you. Anya, čia maningenka. Čia įeina berods Mylas su autobusų bilietais, bet mes nepasiėmėm bilietų. Ne. Ir nežinom, kur jie yra. Labai geras vaibas, nežinau, šito autobusų stoties. Tualetai gražus, viduj fainai, viskas super. Maistas tai belia kaip žinokis skanus. Tiek ryžiai, tiek mėsytė, belia kaip skanu. Wow.
Nu, įdomesnis variantas šiaip. Galvojau, kad vėliau paleis, bet paleido 5 ryto mes atvažiavom. Mėgau, visai neblogai. Bet 5 ryto pasirodo atvarėm iki bus stopo. Tai čia iš to PTSD, kad Tailande girdisi paukščiai 5 ryto. Materialiai 5 ryto yra kaip tik. Greit švinta labai, bet susiradom 1500 batų, kainavo mum 2 iki Pangan salos su feriu. Dar perskalt, tik problema, kad išradom grynus, tai tikimės, kad saloj bus currency exchange, nes nebeturim vėl grynų praktiškai. Sakė, iš ten reiks varyti su kažkokiu rusišku keltu į visiškai kitą vietą. Nes po to klausė, ar norėsit grįžti po to į Bankoką, sakom, ne, mes po to norėsim varyti link Malaizijos taip pat toliau. Bliama, patogios kėdės, sakyčiau, kaip kelti labai. Nu, bet va, su tokiu gražiu vaizdu kelsime šį kompag. Koch Pangan salą. Visą keltą pamėgojau, bet apie 2 valandas. Ir gerai, dabar jaučiu per visus autobusus, per keltus gavau tą miego dozę pakankamai. Bet fainai, bliama. Saloj. Tai kol kas labai fainai, čia atrodo viskas. 850? Yes. Is it AC? Is it good bus? Yes, sir, with the AC. Okay. Įdomesnis bus, man atrodo, mūsų kambarys už 15 eurų, nes jisai yra pusiau kaviniai. Mes įėjom čia į kavinę, šį čia vat. O kambarys aš nesu tikras, bet kažkur va ten eina link virtuvės ir nueina į kambarį. Fainos gatvelės, kurortas, tatuiruočių salonai, barai, festivalių reklamos, senos mašinos. Nu, kokį bolidą daro. Nu. Lietuviai, masažai. Aš girdžiu, kaip elektra čia veikia, girdi? Eidam išsinuomoti masacyklą. Sakė 200 batų, tai čia 5 eurų vienai dienai. Boss bike rental? How much is the bike per day? How many days, sir? Only for today. Only for 250. 250? And how long do you work until? 8. 8 in the evening? 5 valandom. So if we get 2 bikes, would you make it for 400? Iki 8 šiandien pinės. Until today's 8. Today 8? Yeah. A čia benziną rimtai pardavinėja šitais buteliuose? Geras. Tuščias bakas buvo. Sakė, 1 litrą kažkaip, ne, užpila, tipo. Štai supratau. Have you recorded anything with the sharks or? The sharks? Yeah. No, we just, you see, we are traveling from Lithuania to Singapore. So we're only staying mostly in capitals for a day or 2 and then we're heading to the next country. Oh, okay. Bananą gavai? Jo. Kokį mielą. Bet pažiūrėk, kaip tu jokingai atrodai, tu matei? Taip, aš. Na, aš tai normaliai. Ai, nu gerai, jokingas irgi toks biški. Aš vis tiek nesupratau, kaip daryti, reikia su kuru. Čia reikia užpildyti, nereikia užpildyti. Išsiaiškinsim pakeliui. Ką pinigų ir visas paskui. Jo. Kurio nori, žydrą ar baltą? Nesvarbu, turingis. Tai aš paimsiu žydrą. Davai. Are you recording? Yeah, right now. Hello, guys. Take care, man, bro. Ciao. Čiau. Reikia nepamiršti, kad kairė pusė, sakau, važiuot. Tai viskas bus gerai. Ką žinau? Pats bandau išsiaiškinti, kaip užsiveda. Nežinau, kaip užsiveda. Šitas to? Ai, va. Oi. Eik, tu kai smaga. Kai valia. Biškai priprast reikia. Debesėlis yra toks
Ką gali lis šiandieną? Rodžiau. Visą laiką jungiat. Žiūrėk, dabar rodau į dešinę. O į kairę? Posakis į dešinę nerodo, sakė. Bliamo, stačiai visai į aukštį važiuojama čia. Oi, kaip gražiai vaizdas atsiveria. Pelė, koks grožis. Jau galėčiau gyventi čia, žinokit, man atrodo. Aš dabar ką tik supratau, tai kad net neprašė teisų važiuoti su šitu. Realiai net nereikia teisų, kad galėtum varinėti su motoroleriu. Taip, mano į kairę veikia, į dešinę neveikia, sakė, ne? Dabar neveikia. Dešinė, nieko, ne? Nieko. O kairė dabar? Veikia. Aha, o stabdį spausk. Stabdį spaudžiu. Supratau. Štai čia yra Lepalais hotelis, kuris yra apleistas. Temporarily closed, rašo mapsai, bet va taip atrodo jisai. Šiaip atrodo turistinė vieta, čia žmonės atvažiuoja. Durys užrakintos. Galvojau, kad jis bus biškai taip giliau pavažiavęs į džiunglės, bet čia prie pat kelio. Aš turiu tėti atkartoti, nes mikrofoną neturi. Labai keistai padarytas, sako. Ten langai stikliniai sudėta, o čia tokie iš viso, ne? Aha. Keliai kokie padaryta, viskas čia yra. Ko iš čia dabar apsileido? Tokia vieta, nuostabi vieta. Žiūrėk, baseinas apleistas jo. Tai yra pačiai ten tas turbūt pastatas, irgi jam priklauso. Nu jo, ne, tai taip, čia visas. Man atrodo, tie namukai, žinok, bus. Ten reikia nueiti iki apačią. Tai naisim. Bet va. Jaučiu, žinok, kad nepatogus kelias vaikščiojimo, dėl to ir užsidarė čia. Šitos durys tikrai neatsidarys, nes čia staff only. Staff only. Jep. Tai va, džiunglėse tiesiog. Šitos durys tai su keycardu. Pip. Neatsidaro. Čia jaučiu kambariai va šitose vietose gal. Ten viršui, kur buvom, tai receptionas. O čia jau eina kambariai visur. Žiūrėk, beždžionės. Tavose, bet tai čia žiaurus kambarys su privačiu tokiu baseinu. Ai, nu tai pliažas yra, viskas čia normaliai. Pliažas yra. Nu. Du mėnesiai tikrai jau neveikia. Pusantro mėnesio? Pasibaigė kelias. Ten irgi turbūt visi šitie namukai kaip viešbučio kambariai. Čia viskas apleista, ir tas pastatas. Ir tas pastatas apleistas, jo. Nu, bele kaip status. Tavose net 8 statu. Čia kaip tas video, kur Reels'e mačiau, kur važiuoja į kalną ir visi krenta. Ant posūkio, ne? Tai va, čia panaši vieta tokia būtų, atrodo. Nu, ar paplūdimys šito viso hotelio. Bet jie biški bailesni tokie, ne? A, stebi. Labas. Nu, pažiūrim, ką darys. Norėtum kamerą pasimti? Nikas? Gerai, nelenda. Ne, man kaip linksma beždžionė atrodo būtų. Ką jau ten išsidirbinėjat jūs? Monkiai visi, ką? Tikrai pasimčiau vieną. Padarysiu bairį. Padėsiu čia kamerą. Lema, jaučiu nupyzins kamerą mano. Ne, per arti? Sorry. Bijau palik, žinai. Labas. Lema, kiek čia daug yra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O, vienas maudosi. Tie ten linksminas. Dar horizontaliai filmuoju šaiką, davai iššokit. Oba!
atrodo, kad atvežė ir paliko vaikus atostogose. Sako, jūs pasibūkit ir va visą dieną praleidžia prie baseino. Vaikšto, klampinėje. Daug įdomiau stebėti čia gyvūnus nei zoologijos sode, nes jie čia, laisvė vis tiek kitaip elgėsi gyvūnai. Nu ir va, tai niurka dar vieną dėjo. Ir va, galvoju, kad kaip tik esam dabar Kopangan saloj. Dar šiandien praleisim čia visą dieną. Bet čia pabaigsim epizodą. 15 epizodą, pakeliausim dar po salą, tai kitame epizode parodysim, bet čia puikiai proga užbaigti. Tai jeigu žiūrėjo patiko, nepamirškit paspausti like, subscribe, share, pasidalinkit su draugais. Užduoties jokios nedarim, jos tokios 50-50, man atrodo, kad truputį kitokio koncepto reikia ir kelionės. Vat vienas galvojau, kad reikėtų išmokti kokį Muay Thai judesį. Bet irgi reikia planuotis, reikia susirasti žmogų, reikia tam paskirti daug laiko, o mes ne tiek daug laiko praleidžiam tose miestuose, bet manau, kad įdomių dalykų jums parodau, nes ir patiems įdomu, tai jeigu stebėt, jau artėjam po truputį kelionės galą, greičiausiai, kad jau kokia 17 epizodas ir bus paskutinis ir viskas. Čia su šitais beždžioniukais atsisveikinsim. Luks ir tėtis čia sako viso gero, iki kitų.